Sveiki, bičiuliai žvejai. Noriu Jums parodyti naują mūsų projektą, ką mes esam padarę su Brema 435. Kaip žinia, šitos valtelės, šitas modelis ateina iš gamyklos be konsolių, bet jos gerai plaukia su 20, su 25 arklio galiomis. Todėl neretas žvejys prašo įdėti konsolę, kad jam būtų patogiau plaukti. O į šitą modeliuką mes įdėjom naujo tipo konsolės iš Bremos. Tai pirmas mūsų toks projektas, už tai ir noriu pasidalinti. Štai taip atrodo šita nauja konsolė. Mes pirmą kartą įstatėm į šitą valtį. Anksčiau dėdavom siauresnės, tokio seno tipo konsolės vadinamos, nes dabar gamyklai prieinama ir seno tipo, ir naujo tipo konsolės. Galima užsakyti tiek vienai, tiek kitą. Šitos konsolės montuojamos į modelius 4,50 m, 4,80 m ir didesnius, o šita valtelė 435, jinai iš gamyklos ateina be konsolės. Gamintojas negamina šito modelio su konsolė. Bet kadangi šitas laivelis gerai plaukia su 25 arklio galiomis, tai toks ir poreikis atsiranda. Nori žvejai laivo plaukiančio su mažesnės galios varikliu, bet nori ir komfortą. Tai va taip mes ir pasprendžiam tą klausimą. Tas konsolių montavimas į 435 modelius yra pas mus jau tiesiog reguliariai vykstantis procesas. O šita valtelė mūsų pirmoji, kuri gavo naujo tipo konsolę. Tai užsakovas galėjo rinktis vieną arba kitą, pasirinko šią. Tai va, taip pat noriu parodyti naujo dizaino lipdukas. Taip pat žmogus užsisakė vientisą juodą, labai gerai atrodo. Gal priežiūros reikės daugiau nuo apnašų, nuo vandens, bet dizainas yra ne paskutiniai vietai. Išvaizda ne paskutinė vieta, kad, taip sakant, dūšiai būtų miela. Linkotą mes uždėjome nuo jo seno laivelio, nuo seno komplekto. Ką čia parodyti? Taip. Čia mes sumontuota visa aparatūra, įkrovikliai, akumuliatoriai, sutalpinti, visas svoris yra padarytas maždaug į kairę pusę, priešingą pusę net nuo tos vietos, kur sėdi vairininkas. Štai šitą kabelį buvo įsikėlęs. Jis yra specialus vandens transportui, laivybai skirtas kabelis krauti. Aišku, su juo reikia krauti žymiai galingesnės sistemas, bet pasirinko žmogus įdėti šitą Bremą, nes čia galima pastatyti štai tokią firminę nerūdijančio plieno specialią rozetę. Tai vat pasijungus tiesiog į tinklą, visą sistemą laive, visi akumuliatoriai užsimaitins. Tai čia yra 2 akumai įdėti, aparatūra echolotams ir dar vienas akumuliatorius yra įtalpintas į galinę dėžutę, štai tenais už kuro bako, nes taip pat ir akumuliatorius yra štai šitoj daly, kuro bakas šitoj daly, vėlgi, kad tinkamai sureguliuoti, padaryti tinkamą valties balansą. O kas čia dar, truputį čia daugiau nieko ypatingo nėra. Dalis daiktų atėjo. Laivskopą mes pastatysim, kai tik tai atvažiuos klientas atsiminėti, mes pasižiūrėsim, kad būtų po ranka, tai čia greitas pastatymas, jisai pasirinks toliau, arčiau, ten vieną ar kitą vietą. Ši konsolė turi tokią lentynėlę. Šiaip jinai gerai atrodo ir echolotas čia gerai įsikomponuoja. Mes galime atlenkti štai tokiu būdu, kada mes žvejojam, tai jisai gali būti išneštas į šoną, arba gali būti paslėptas čia. Mūsų meistrai pastatė, viską čia sumontavo, statė tachometrą variklio, užmaitinti visi mygtukai, dabar mastė atjungta. Viskas čia šviečia, įdėtas papildomas apšvietimas LED juostelė į borto viršų. Masės išjungėjai padaryti po ranka, štai čia pačioje konsolėje. Tai vat, sakykim taip, kukliai, viskas ko reikia. Šitą dėžutį pasižiūrim, kas čia yra. Tenais matau Garmino sistema taip pat įdėta. Viskas taip sudėliota aparatūra, kad kuo labiau būtų, reiškia, kraštinės arba tokiuose dėžučių tuose padėtyse, kad atsirastų dar papildomos vietos susidėti daiktams. Jeigu akumuliatoriai, tai sustumti, jeigu kažkokią aparatūrą dedam, irgi ten sustumta. Taip pat čionais
Patrauksim sėdynę. Atsidarysim šitą dėžutę, pasižiūrėsim, kaip šitoj dėžėje atrodo. Taip. Tai va, tenais yra kuro bakas sumontuotas, taip pat į kairę pusę ir dar pačiam gale už jo yra akumuliatorius, prie kurio ten reikia prieiti greičiau. Akumas, kaip minėjau, kraunasi viskas įjungus į rozetę. Echolotas pritvirtintas, diržai pastatyti. Taip pat laukia valtelė savo registracijos numerių ir važiuos, bet neblogai nužibintas, pastatytas priekiniai daly. Dabar mes tokią analogišką dar valtį darome mūsų servise, dirbtuvėse parodysiu. Ir dabar ta valtelė yra, kuo bus ypatinga, pirmasis projektas, kada mes darom su aeratorium. Štai dar vieną 435 turim ruošinį su aeratorium. Ką mes paprašom iš gamyklos? Iš gamyklos mes paprašom, kad mums atvestų štai tokius, žarnas tokias atveda. Ten galiniai daliai yra įdėta pompa, yra vandens paėmimas. Tai mums tik tai reikia šitą konteinerį čia įtvirtinti ir padaryti tam tikrą apsiuvimą. Tai aš jums dabar servise parodysiu, kaip mes tą dalyką darom. Nes darom tokį patį analogišką modeliuką 435 kaip ir šitas. Bus tokia pati konsolė statysis, plus turės aeratorių. Tai va, pirmasis bus mūsų toks projektas. Tokia sėdynė simpatiška pasirinko patogią. Kėdė kilojasi aukštyn, žemyn, pirmin, atgal juda, galima aukštį pasireguliuoti. Tiek apie šitą valtelę, bėgam į servisą. Dar toks postscriptum. Štai šita konsolė, šitas stiklas neturi savo tokio lanko metalinio, nėra to relingo vadinamo. Jisai dalykas reikalingas ir praktiškas ir mes jau esam tą dalyką apgalvoję, gamykla dar kol ruošiasi, jie vis ruošiasi, sakė, turėtume pagaminti. Mes jau pasiruošėm, jau nupirkau vamzdžių, nupirkau specialus laikiklius, nerūdienčio plieno, padarytas lekalas, tai kai tik tai bus poreikis pagaminti štai šitą lanką aplink stiklą, mes jį pagaminsime, mes jį išlenksime. O užsakovas, šios valties užsakovas, savininkas truputėlį kitą koncepciją pasirinko. Jisai nori, kad šitas lankas būtų ir aplink stiklą, būtų toksai kaip apsauginis ir tentui prilaikyti, bet nori taip pat, kad jisai prasitęstų į kitą, net iki čionais, padaryti tam tikrus laikiklius, kad tas lankas pasikeltų nuo štai šitos dalies iki tenais ir suformuotų didesnį tokį, centrinės dalies pakilimą, padaryti didesnį nuolydį. Tai tento gamintojas gamins lanką ir aplink konsolės stiklą ir gamins nerūdienčio plieno lanką, konstrukciją čionais, kad padarytų, suformuotų tento tokį, laikymo karkasą. Ir šitoji dalis nusiminės. Toji dalis, kurie virš konsolės lieka, šita dalis nusiminės. Tai tie žmonės, kurie dirba su nerūdienčiu plienu, su tokiam konstrukcijom, turi daugiau patirties, tai šitą procesą padarys jie. Bet jeigu paprastuoju būdu kažką reikia, taip sakant, tik tai pačią konsolę padaryti ir mes pasiruošę tą dalyką padaryti. Tai va, tai, tarkim, aš savo galbūt rinkčiausi paprastesnį variantą. Tentas laikytųsi tik tai virš konsolės, bet čia, aišku, mes kiekvienas turim savo norų, savo simpatijų ir savo poreikių. Taigi žiūrim, koks čia projektas pas mus gimsta. Kitas projektas pas mus vėlgi Brėme 435. Vėl bus pastatyta naujo tipo konsolė ir einu prie pačios įdomiausios šios projekto dalies, tai štai mūsų gaminamas aeratorius. Mūsų meistrai padarė brėžinius, užsakė gamykloj lankstinius. Tai tokie aliumininiai lankstiniai, čia gal daryti daugiau dar kažkam tai, nelabai tiksliai nežinau, bet aeratoriaus pagrindas jau yra suformuotas. Reiškia, viduje mes rasime
štai tokį konteinerį. Jis yra iš gamyklos, iš Bremos atėjęs, stiklo pluošto konteineris. Ir dabar jam daromas apsiuvimas aliumininis. Čia įsidės lankstukai, tą visą dėžutę apsiklijuos tokiu pačiu kilimu, kaip yra padengta visa valtis ir atrodys labai gerai, atrodys labai gamykliškai. Ir šitas modelis 435 turės aeratorių, ko gamykla negali pasiūlyti. Kaip ir negali pasiūlyti konsolės, kaip jums ir minėjau. Nes sako jiems, taigi pirkite didesnę valtį, jeigu jums reikia konsolės. O Lietuvoje reikia plaukti su mažo galingumo motoriukais ir tenka sukti iš padėties. Suktis iš padėties. Štai taip atrodo atvesti tie vamzdžiai iš gamyklos. Čia pastatyta ir triumo pompa, ir siurblys vandens padavimui į aeratorių. Ir vat iš gamyklos ateina su tais paduotais, tais įdėtais vamzdžiais, nes mes pas save turbūt net nesugebėtume pratraukti per ten tas visas vidinės konstrukcijas šitų vamzdžių, kad nuo galinės dalies pravesti tenais iki priekinės dalies. O gamykla jau įdėjo tokį vandens paėmimą su filtru. Tai mūsų meistrai šiandien paėmė ir išgręžė skylę borte, mačiau, tai baisiai, įmų ir gręžė valtį. Na, bet paskui įdėjo štai šitą vandens persikėlimo vožtuvėlį. Tokia reiškia, kad išmetimas šiandien vandens, kas aeratoriai užsipildo vanduo, perteklinis vanduo čia per bortą išteka. Tai tiek. Jau matau, yra paruoštos LED juostos, bus įdėtos palei borto perimetrą. Taip viena, kita juosta. Taip be gamyklinio pašvietimo, be to akučio, va ten kur matosi, jos yra 3, tai dar įdedame pagal pageidavimą tokį per perimetrą. Labai gerai atrodo ir akis nešviečia ir pašvietimas toks tolygus per visą denį. Čia dar, kai mes sakom, kad mes montuosime konsolę, tai iš gamyklos ateina tokie kabeliai, nestato prietaisų skydelio, tos kabelius mums atveda čionais. Taip pat čia jau mūsų pačių yra sukurtas ir gamyklai išlankstytas, čia Lietuvoje padarytas štai šitas lovelis. Mes šitą lovelį statysime čionais antrą, o jo reikia todėl, kad iš tai šitą gamyklinę lovelį atsigula elektros kabeliai, įsideda variklio valdymo trosai ir tas lovelis kaip ir gaunasi ta lentynėlė užimta. Tai tada tą antrą lentynėlę mes apklijuojam vėl tokiu pačiu vinilu, kaip ir laivodenis padarytas yra ir atrodo gamykliškai, originaliai ir žvejui po ranką susidėti pačius reikalingiausius dalykus. Tai be šios lentynėlės yra dar. Čia viena lentynėlė, šitą naujo tipo konsolė turi lentynėlę. Iš gamyklos ateina, mes va tokią ir nuperkam visam komplektą, jeigu reikia, ten jungiklių dar galima ir dadėti. Tai tiek, valtelė pasirinkta yra klasikinio dizaino tokio, jinai gražiai atrodo. Čia yra Bremos klasikinis dizainas, bet kas norite, galime daryti ir individualų dizainą, tik tai reikia paduoti failus gamintojui, tai jeigu jums būtų toksai poreikis, tai jūs kreipkitės į mus, aš parodysiu, kur galima rinktis dizainą ir galima pasidaryti individualų dizainą. Papildomai kainuotų apie 100 eurų. Tai tiek tų naujienų iš mūsų valtinės serviso. Tai ir jeigu jums yra poreikis įsigyti žvejybinę valtį, apsvarstykite ir Bremą. Valtelės tikrai paklausios. Tvirtos, viskas suvirintas, skarda 3 mm, jokios medienos, jokių putų. Ten yra kitas sprendimas, kaip užtikrinti valties plūdurumą. Tai manau, tai yra nemažas privalumas, žiūrint ilgalaikę perspektyvai. Kaip žinia, koks tas medis bebūtų ar kokios tos putos bebūtų, ateina laikas, kad jos vis tiek kažkiek tai yra, kažkiek vandens įgeria. Tai vat Brema šitų problemų neturi. Sakyčiau, tai yra valtis tokios optimalaus kainos, optimaliame tokiam diapazone. Kaina, kokybė, funkcionalumas, dar plius ką mes galim savo servisą padaryti. Tai turėkite minti, kad sezonas prasidėjo, eilės prasidėjo, bet kai nori, tai turi. Reikia mums pasiskambinti, pasiteirauti ir mes padarysim jums pasiūlymą, pasakysime, kokie terminai yra, kažką turim sandėlį, o kažką reikia užsisakyti, užsakymus.
nuo mėnesio iki pusantro maždaug vykdomas. Tai va, visiems geros dienos ar vakaro, kas kada kaip kada žiūrit. Čiau.